Sveiki bičiuliai, sveiki kolegos, sveiki ir naujai prisijungę šio kanalo prenumeratoriai. Ta proga, kad jau jūsų susirinko virš 3000, ką naujas projektas ir nauji vidosai. Tai man už nugaros matot jau surinktą visą namo konstruktyvą. Šoksiu dengs stogą, viskas, daugiau namo į viršų nebestatysiu, nebesikels niekas. Toks namas ir bus, vieno aukšto su plokščiu stogu. Tai prieš uždenginėjant viską noriu trumpai jums parodyti, ką aš čia padariau. Ir tiesą pasakius, tai tiek jau video yra pridaryta ir mano, ir kitų žmonių meistrų, kurie namus stato, ne tik lietuvių, bet įvairiom kalbom. Tiesą pasakius, net nežinau, ką jums čia labai ir papasakot. O kas ateina į galvą, tai tokį namą, tokios architektūros, jo, plokščių stogų, tai parodysiu, kaip jis atrodys, kai jau bus pastatytas, kad įsivaizduot jo, tai vat 1:1, kaip šitas namas, be abejo, bus kitokia tik apdaila, bet forma, aukštis, dydis labai panašus. Tai kiek jau čia metų tos namus statau, tai plokščių stogų statysiu namą pirmą kartą. Esu daręs plokščią stogą, o čia viskas nuo nulio. Tai gal tiesiog pasidalinsiu su vietom, kur buvo kažkokie nauji sprendimai, apie kuriuos reikia pamastyti. Tai kaip matot, namo stogo nuolydis yra labai nedidelis. Aukščiausia siena yra šita, pirma siena, tada eina per vidurį atraminė siena, truputį žemesnė ir pati žemiausia yra paskutinė. Ir toks suformuotas vienas nuolydis į vieną pusę, tai yra, jeigu taip teisingai pasakius, tai čia būtų vienšlaitis stogas. Todėl, kad nedidelis yra labai nuolydis ir ilgas labai nuolydis. Dvitėjinė sija yra uždėta truputį ilgesnė negu 12 metrų. Tai ir jinai uždėta vientisa, visos sijos, kiek yra sudėta, uždėtos vientisos. Truputį apie sijas keliais žodžiais dar papasakosiu truputį vėliau. Tai labai buvo svarbu, kad neprisidaryti duobių, jo, kad nebūtų kažkokios duobės toj sienoj, kad nebūtų duobės atraminiai, viduriniai sienoj, arba nebūtų duobės galutiniai sienoj. Tam yra labai svarbus lygus pamatas. Aplamai karkasiniams namams yra ta pamato plokštuma yra labai svarbi, nes jeigu statomas mūrinis namas, tai kaip žinot, pirmą eilę blokelių įsitampių šniūrus galima pasilyginti su mūrinimo skiediniu. Kažkur galima padėti centimetrą, kažkur 1,5, kažkur 2 centimetrus, tas įtakos neturi. Karkasiniam namui, kadangi dedasi vientisos visur lentos, tai jeigu būtų kažkur 2 cm pilvas, tai reikėtų šlifuoti, jeigu 2 cm duobė, tai vėl kažkaip ją užtaisyti reikėtų, kad visas perimetras namo būtų kiek įmanoma lygesnis. Man labai pasisekė, aš dirbu su vyrais, kurie pamatus daro labai daug metų, tokie vieni geriausių Kaune. Tai šito pamato netikslumai buvo, vienoje vietoje buvo 5 mm duobė, o taip 2 mm, 3 mm, tai galiu sakyti, kad pamatas yra idealus. Ir tada, kada aš jau renku sienų skydus, jo, ant žemės susirenku ir tada pastatau, tai mano skydai yra idealūs stačiakampiai, kadangi aš įsimatau įstrižainės, juos sufiksuoju ir kada pastatau, tai mano viršutinė ašis būna ideali. Tai būna nelygumų tik tuo atveju, jeigu būna nelygus pamatas. Tai aš stengiuosi, jeigu galimybės yra, pamatą prasilyginti prieš statant sienas, o jeigu nėra galimybių, tai tada dar truputį prasilyginti jau pastatę sienas. Kitas dar iššūkis, su kuriuo susidūriau tokio tipo projektų statyme, tai yra, kaip jau minėjau, kada yra nuolydis, tai yra aukščiausia siena, vidutinė siena ir žemiausia siena, tai šoninės sienos eina, matot, visos su nuolydžiu žemėje į tą pusę, jo, o pavyzdžiui, va šita siena yra surinkta iš 4 skydų. Tai niuansas yra toksai, kad, sakykime, čia baigėsi vienas skydas, čia antras skydas, čia kampe 3 skydas ir 4 skydas, jo. Ir jų visų, taip, vienas kraštas aukštesnis, kitas žemesnis. Tada vėl jau palei to žemesnį šitas gaunasi aukštesnis, tada vėl žemėja ir
Tai vat buvo toks iššūkis surinkti visą vieną ašinę sieną, nepametant aukščių, nei jungiant galinę sieną su šitu kampu skydo, nei tarpusavį skydus jungiant jo, nei per centrą, va čia, va, kur yra išnešimas. Ir taip pačiai nuo išnešimo iki jau šitos išorinės sienos nepamesti aukščio. Tai nėra labai paprasta padaryti, nes jeigu, pavyzdžiui, čia kelis milimetrus kampą per aukštesnį pasidarai, tai jau tau ta siena iškyla ir ant jos dėta yra dvitėjinė sija ir tada iškelia dvitėjinė sija. Kas negerai, kaip ir minėjau, tada pasidaro ant stogo pilvas. Arba jeigu, pavyzdžiui, porą milų trumpesnį padarai, arba čia, pavyzdžiui, porą milų neapskaičiuoji, tai tada tau gaunasi duobė. Tai va šitoj vietoj per visą ašį, reiškia, buvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taškai, kur galėjau pamesti aukštį. Kas liečia karkaso surinkimą, tai esu jau ne vieną video įkėlęs. Pas mane standartai yra, aš jų labai nekaitalioju, kadangi pas mane yra atraminė siena pirma ir paskutinės, tai matot, yra įdėtas stipris, jo, kadangi čia jau nesidės į viršų jokios konstrukcijos, ten galiniai sienoje lygiai tas pats yra, irgi įdėtas, matot, stipris galiniai sienoje, tuoj pabandysiu čia parodyti va šitas va. Jeigu būtų daug sniego, ar pavyzdžiui, kada būna stiprus vėjas, šitas stogas spaus žemyn, tai tiesiog, kad apkrova pasiskirsto tada per visą sieną tolygiai, nepaisant to, kaip matot, pas mane yra surinktas konstruktyvas taip, kad dvitėjinė sija eina ant statramščių visur, matot jo, ir taip jinai, jeigu pasižiūrėti, jinai taip per visą namą ir nueina, matot, va, jeigu tunkšt, tada tik, visos, didžioji dalis, sakykime, jo, nu ten aišku virš langų ar kažkur, tai tada tas žingsnis pabėga, ten virš durų kažkur, tai, bet šiaip viena kita tik tais pabėgų, šiaip daugumoji visos, nedaugumoji, o faktiškai visos yra konstruktyvas apskaičiuotas taip, kad dėtųsi ant statramšių karkaso. Nu ir viskas, ir su konstruktyvu, ką aš daugiau labai kažko nepripasakosiu. Įstrižainės kaip įstrižainės, jo, čia daug kas manęs klausė, kokias tas įstrižainės dėti, labai paprasta viskas yra. Arba dedat siauresnės, bet storesnės, arba galima dėti platesnės, jo, ten tarkim 140 pločio ir plonesnės gali būti. Čia didelio skirtumo nėra, svarbu, kad jos būtų. Ir toliau pastorinimas padarytas sienų, jo. Nu, čia tas pastorinimas dėl to darytas, kad tiesiog tokios pas mus jau yra energetinės klasės, tam, kad išgautų reikalavimus, reikia sienas dabar daryti storas, bet tų pačių aš pastorinimus panaudojau ir, kaip matote, suimti dvitėjinių sijų galams. Labai gražiai, stipriai įsirėmino dvitėjinės sijos. Tas padaryta yra ir priekyje, ir tas be abejo padaryta yra ir namo gale. Abudu galai yra dvitėjinių sijų surėminti. O kalbant apie dvitėjinės sijas, tai čia užsakytos mano yra pačios didžiausios dvitėjinės sijos, kokias tik įmanoma užsakyti steiko. Tai ir pačios ilgiausios, 13 metrų ilgio. Ir nors iš tikrųjų pas mane didžiausias atstumas tarp atramų jo, tarp šitų sienų yra viso labo tik 4 metrai. Kitose patalpose bus 3,5 metro ar 3,5 metro. Bet kadangi, kaip minėjau dar kartelį, kadangi stogas yra plokščias ir didelė vėjo apkrova, taip, kadangi vėjas pūs iš viršaus, nes nėra jokių išsikišimų, jis spaus žemyn, arba sniego apkrova jis spaus žemyn. Tiesiog tam, kad per 15, per 20 metų, kad nebūtų jokių palinkimų ar dar kažko, tai nusprendžiau paimti ir uždėti pačias jau stipriausias, pačias rimčiausias dvitėjinės sijas. Nors šiaip realiai būtų galima netgi padaryti tokį stogą ir iš medžio konstruktyvo ten 2,45 pavyzdžiui dėti ir ant viršaus dar 9,5 arba 1,45 arba prakryžiuoti, praskersuoti arba iš viršaus užklijuoti. Nu, žodžiu, čia jau reikia žiūrėti konstruktyvą, geriausia būtų neužsiimti eksperimentais, o daryti konstrukcijas rimtai. Dabar pas mane kol kas nėra dar vienos sienos. Jos nėra todėl, kad dabar noriu užsidengti stogą, nes orai siaubingi, kiekvieną dieną lyja. Tai dabar jau viskas dėsiu telefoną į šoną ir eisiu dengti stogą. O vėliau, kai užsidengsiu stogą, užsidengsiu su plokšte priešvėjinė sienas, tada pasidarysiu šitą sieną. Dvitėjinės sijos man leidžia čia išlaikyti šitą 7 metrų atstumą
neprarasdamos savo geometrijos, tai yra nelinkdamos. Dar mano 100% visi karkaso darbai nėra baigti, dar manęs laukia eilė, kada reikės dėti skersinukus, čia va, pagal vatos lapus sudėsiu tam, kad nebūtų va tai va skėtimo nuo svorio jo, nes čia visas svoris kris ant šitų sienų. Tai tam, kad jų neskėsiu, sudėsiu skersinukus, dabar to svorio nėra, jo čia ilgai dar nebus, bet dengimosi darbus aš jau galiu daryti. Tai visur ir ant šitų sienų, ir ant vidinės pertvaros, visur sudėsiu skersinukus ir viskas su konstruktyvu bus darbai baigti. Čia tų sienų karkaso surinkta yra daugiau negu 200 kvadratų. Aš dabar net žiūriu. Viskas, kas man išsimeta iš viso namo, bet tik tiek va medienos. Dar yra truputis medienos ten, bet ten mediena yra trušiuota ir uždengta. Ten yra idealiai tinkanti skersinukams tiems, kur, kaip minėjau. Čia jau yra tokie va trumpi galai, va tokie visokie. Dar šitas turbūt irgi pasinaudos. Tai va, pasižiūrėkit, brolyčiai, mano brangus, kiek atliekų. Čia va irgi kas pasinaudos. Čia va yra tas, kas liko nuo visų pastorinimų. Va šitų turime pastorinimų, kur sukosi papildomai ant karkasų. Galit va pasižiūrėti, visas kiemas tuščias, va tenais tas, kas buvo po lentom, kaip atveža. Visas kiemas tuščias, o niekur nieko neišvežiau, nieks neišsimetė. Viskas, bičiuliai, šį kartą toks va trumpas vidosas apie konstruktyvą. Kaip jau minėjau, esu ne vieną video įkėlęs, jeigu daugiau tokių detalių įdomų, galit pasižiūrėti galerijoje, kur pamatysite detalesnius video įrašus apie konstruktyvus. Šitas projektas yra tokis, kas liečia konstruktyvą, vienas iš paprastesnių. Ką bėgu tada dengti stogo, manau, kad gal padarysiu tokius detalesnius video kitų etapų, kadangi plokšti stogai yra labai specifiniai. Aš visą laiką sakau, kad tai yra pats kebliausias stogas plokščias, nes reikia padaryti gerą ventiliaciją, reikia nepridaryti klaidų dėl nubėgimo. Tai va, tai pasidalinsiu su jumis, kaip aš ieškau sprendimų ir kokius aš juos radau. Tai ką, iki sekančio video.